Labą dieną, skanaus, artėja pietų metas. Šiandieną noriu parodyti, ką aš ruošiu. Tai yra perlinės kruopos išvirtos, tai yra kalafiorai, tai yra paprika, cukinija, svogūnėlis, morkytė. Visą tai kepu ant džija sviestuko, kuris yra sveikas, kuris išgarintas, viskas, kas yra nereikalinga, išgarinta. Ir štai ant jo aš pakepu susmulkintas visas daržovytes paprieskoniavusi, ar ne. Ir paskui pagalvosiu, ką darysiu. Ar aš pilsiu, greičiausiai pilsiu kartu, oi mano greitpuodis, greičiausiai pilsiu kartu ant kruopų ir sumaišysiu, o dar kitą dalį vėl aš pakepinsiu ant savo puikiosios keptuvės. Šiaip aš kepiau net ir be džija sviesto ant tos keptuvės, nes nereikia jokių riebalų, kaip žinome, keptuvės geros ar ne. Kur geras yra metalas, jis kepa be jokio riebalo, be nieko. Taigi viskas troškinasi ir čia labai greitai viskas vyksta. Palauksiu, kol man eis iki štai šitos žalios linijos, viską išjungsiu, jau čia nedaug trūksta visiškai. Čia, kaip matome, irgi tuoj pat bus jau viskas paruošta ir galima bus valgyti. Na ir prieš tai išgersiu aš savo kolonvelį kokteiliuką, vieną šaukštelį išgersiu prieš pietukus. Pasigaminsime mes jį greituoju būdu. Taip, įsipilsime vandenuko, pusę stiklinės, pasimsim šaukštelį, pasimsim detokso, įpilam, įsimaišome. Tokia masė, 1, 2, 3 skanaus. Gerai, dar įsipilam vandenuko ir išgeriam viską iki pat galo, prasiplaudami stiklinę. Štai. Liuks, labai gerai. Na štai ir laukiame pietų. Be abejo, dar pagaminsiu salotas, kurios bus kaip šaltas garnyras. Tai įeis, einam pasižiūrime mes į salotas, kas čia gero. Salotytės, mėgstu jas labai. Čia įvairių rūšių yra salotos, kelių rūšių, jas nusiplauname, čia daigintų yra salotyčių. Ir įdedam salotas šitas, pomidoriuką, agurką, citrinos suspaudžiame ir aliejaus užsipilame, ar tai štai tokio aliejaus, ar tai graikiškų riešutų aliejaus. Ką turim, tą pilame iš tokių aliejų skirtų salotom. Na ką, skanaus visiems. Nu vaizdelis liuksinis, fantastika. Skanaus.